Sveiki, taigi kartojame įrašą, kuriame papasakosiu jums apie žodžių tvarką angliškame sakinyje. Lietuvių kalba yra tokia, kad galime kartoti ir naudoti žodžius ir maišyti jų vietą sakinyje ir prasmė nuo to nepasikeičia. Pažiūrėkime štai vieną pavyzdį. A dog bit a man. Šuo įkando žmogui. Visiškai nesvarbu, kaip lietuviškai mes sakysime. Žmogui įkando šuo, įkando žmogui šuo, įkando šuo žmogui, ar bet kaip kitaip, prasmė nuo to nepasikeičia. Tačiau anglų kalboje žodžių tvarka yra ypač svarbi, nes ne tik, kad sumaišę žodžius mes galime kalbėti keistai, juokingai, bet kartais galime ir labai stipriai nusišnekėti. Pavyzdžiui, lietuvių kalboje nieko tokio, jeigu pasakytume žmogui kando šuo, o jeigu sugalvotume pakeisti žodžių tvarką angliškame sakinyje, tai gautųsi, kad a man bit a dog, kas būtų žmogus įkando šuniui. Taigi, visiškai apsimeluotume. Anglų kalboje visą laiką tas žodis, kuris yra pirmas, yra veikėjas. Anglų kalboje žodžių tvarka yra labai svarbi. Lietuvių kalboje mes turime prie žodžių galūnes, kurios parodo santykį to žodžio su kitais žodžiais. Jeigu mes sakom žmogui, reiškia jam kažkas nutiko. Jeigu mes sakom šuo, kas, reiškia jis ir atliko veiksmą. Anglų kalboje būtent šitą prasme nurodo žodžio vieta sakinyje. Todėl yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kur yra žodis, kad žinotume tiksliai, ką jisai reiškia. Reikia suprasti ne tik, ką žodžiai reiškia, bet ir kaip juos taisyklingai sudėlioti. Pažiūrėkime į kitą pavyzdį. Mano brolis nusipirko mašiną. My brother bought a car. Vėlgi, lietuvių kalboje galim kaitalioti kaip tik norim. Mašiną nusipirko mano brolis mašiną, nusipirko mašiną mano brolis, bet anglų kalboje tai yra ypač svarbu, nes jeigu kartais sukeistume vietom, tai gautųsi a car bought my brother. Mašina nusipirko mano brolį. Tai va taip mes galime ir prisišnekėti visokių nesąmonių. Todėl šiandieną pakalbėsime apie žodžių tvarką sakiniuose. Kalbant apie sakinius, jų yra įvairiausių rūšių, teigiami, neigiami, klausiamieji, tačiau šiame video mes šnekėsime tik apie pačius paprasčiausius teigiamus sakinius. Taigi, formulė tokia būtų gana trumpa, kas, ką daro, kaip, kur ir kada. Jeigu panagrinėtume šiek tiek smulkiau, tai turėtume pradėti sakinius nuo veiksnio arba veikėjo. To, kas atsako į klausimą kas. Veiksnys arba veikėjas gali būti iš vieno žodžio, tai gali būti įvardis he, she, it, I, we, they. Tai gali būti vienas žodis, tarkim vardas Tom, Anne, Daniel, Mary. Tai gali būti keli žodžiai my sister, his neighbor, a man living next door, my classmate, my cousin from Vilnius ir taip toliau. Tai esmė, kad pradedam sakinį visą laiką nuo veikėjo. Toliau yra tarinys, tai yra veiksmas, veiksmažodis, dažniausiai ką daro. Ar ne? Priklausomai nuo laiko jis gali būti ir vienas žodis, tai gali būti du žodžiai, bet esmė ta, kad antroje vietoje yra veiksmas. Is sleeping, have been, spent, goes, walks, lives ir taip toliau. Po tarinio tai yra papildinys. Papildinys yra tas, kuris papildo veiksmą. Atsako dažniausiai klausimus ką, kam, bet iš tikrųjų priklauso nuo situacijos. Jeigu mes sakom bought, nupirko, tai tada ką? A car, a dress, a book. Jeigu mes sakom skaito, tai ką skaito? Knygą. Jeigu padovanojo kažką, tai kam padovanojo arba ką padovanojo. Kaip pamatysime pavyzdžius, jums bus šiek tiek aiškiau. Ir galutiniai 3 langeliai tenka aplinkybėms. Aplinkybės taip pat turi savo vietą. Visų pirma, tai yra būdo aplinkybė, kaip kažkas tai vyksta, vietos aplinkybė, kur tai vyksta ir laiko aplinkybė, kada tai vyksta. Taigi visa ta sistema primena tokį žaidimą vaikystėje. Kas,
ką daro, ką, kam, kaip, kur ir kada. Vietos aplinkybė ir laiko aplinkybė kartais pasitaiko, kad jos būna nukeliamos į priekį. Ir iš tikrųjų būna visokių sakinių, būna ir inversijų, būna sudėtinių sakinių, būna sudėtingesnių sakinių, būna sakinių, kur mes norim pasakyti arba akcentuoti vieną arba kitą dalyką, bet mes šiandieną šnekam apie pačius paprasčiausius teigiamus sakinius ir jų žodžių tvarka yra būtent tokia. Pažiūrėkime į keletą pavyzdžių. Taigi, pirmas sakinys, kurį lietuviai labai dažnai norėtų pasakyti neteisingai, nes mes lietuviškai sakome, aš labai mėgstu bananus. Ir tada mes norime pasakyti I very like bananas arba I very much like bananas. Tai yra visiškai neteisingai. Mes angliškai turime sakyti I like bananas very much. Kaip aš mėgstu bananus. Tai yra aplinkybė, būdo aplinkybė, kaip aš tai darau. Tai yra žodis naudojamas gale. I like bananas very much. Pažiūrėkime į kitą pavyzdį. She spent her holidays in France. Ji spent, praleido, her holidays, ką tokias praleido, savo atostogas, kur? In France. Gali būti taip, kad, tarkim, žinoma, ne visa ta lentelė bus užpildyta ir yra tuščių vietų. Tarkim, jeigu norėtumėm šioje vietoje įrašyti aplinkybę, tai galėtų būti relaxing. She spent her holidays relaxing in France. Atsipalaiduodama Prancūzijoje arba she spent her holidays relaxing in France last year. Tarkim, pernai, galim pridėti ir laiko aplinkybę. Kitas pavyzdys, jau iš daugiau žodžių, tai veikėjas yra my sister, ką jinai darė, was reading, ką jinai skaitė, a book, kur jinai tai darė, in her room, savo kambaryje, ir kada ji tai darė, yesterday in the morning, vakar ryte. Taigi, my sister was reading a book in her room yesterday in the morning. Mano patarimas jums, jeigu jūs norite palavinti savo gebėjimą naudoti ir sudaryti sakinius taisyklingai, tiesiog kažkur sąsiuvinyje arba ant lapo, pabandykite nusibraižyti tokią lentelę. Pabandykite sudėlioti ją kuo daugiau sakinių. Ar ne, jūs galite bandyti užpildyti visus langelius ir sugalvoti kažkokį tai žodį. Jūs galite jau žinomus sakinius pabandyti surašyti, kas kur turi būti. Iš tikrųjų, gramatika ir žodžių tvarka sakiny yra labai svarbu. Reikia taisyklingai mokėti pasakyti. Negalima visko versti pažodžiui taip, kaip mes sakom lietuviškai, nes mesgi stengiamės ir mes mokomės angliškai kalbėti be klaidų, gražiai ir taisyklingai. Dabar kelios užduotys, dar vienas sakinys, pavyzdys. A man shouted at me angrily. Vyras šaukė man arba ant manęs piktai. Matot, būdo aplinkybė, nesakom piktai šaukė, bet šaukė ant manęs piktai. Piktai žodelis angrily eina į pačią pabaigą. Taigi, užduotis jums. Apačioje turime 5 žodžių junginius, žodžius. His bag, jo rankinė, last week, praėjusią savaitę, jis, at home, namie ir left, paliko. Galite padaryti pauzę dabar video ir pabandykite surašyti arba savo parašyti arba tiesiog pagalvoti, kuris žodis turėtų eiti po kurio. Taigi matote teisingą atsakymą. He left his bag at home last week. He, veikėjas, ką padarė? Left, paliko. Ką paliko? Savo rankinę, his bag. Kur paliko ir kada? At home last week. Dar viena užduotis jums. On Mondays goes Tom to the gym. On Mondays, pirmadieniais, goes, eina, Tomas to the gym, į sporto salę. Lietuviškai visiškai normalus sakinys. Pirmadieniais eina Tomas į sporto salę. Rodos taip galėtume ir palikti, bet iš tiesų anglų kalboje negalima taip palikti. Taigi padarykite pauzę ir pabandykite pagalvoti, kaip tai turėtų sudėliota būti. Aišku, kai kurie tie sakiniai, jie yra tik tai paprastas pavyzdys ir galbūt kai kurie žiūrite šitą video, kurie esate jau pažengę ir jums tokie pavyzdžiai ir sakiniai atrodo labai paprasti, bet tikiu, kad mane žiūri ir tie, kurie tik dabar pradeda mokytis anglų kalbos ir pradėti reikia iš pradžių taisyklingai.
Taigi, teisingas atsakymas Tom goes to the gym on Mondays. Tomas eina į sporto salę pirmadienį. Ir atminkite, kad kur ir kada vietos aplinkybės. Keliaukime toliau. Kalbant apie žodžių tvarką sakinyje, būtina paminėti ir dažnumo prieveiksmius. Dažnumo prieveiksmiai yra tokie žodeliai, kurie parodo, kaip dažnai kažkas vyksta, kaip dažnai vyksta veiksmas. Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom ir never. Tai yra tik tai dalis tų žodžių, jų iš tikrųjų yra daugiau, bet aš paėmiau tokius pačius paprasčiausius ir dažniausiai naudojamus. Taigi, kaip dažnai kažkas vyksta? Always – visada, usually – įprastai, often – dažnai, sometimes – kartais, rarely – retai, seldom – taip pat retai ir never – niekada. Mes kalbam apie juos todėl, kad dažnumo žodeliai, ne taip kaip laiko aplinkybė, neina gale, bet įsiterpia į tarinį. Tuoj parodysiu, kaip tai vyksta. Matote, mūsų lentelė šiek tiek pasikeitė ir per patį vidurį mes turim 3 stulpelius. Tai yra pagalbinis veiksmažodis, dažnumo prieveiksmis ir prasminis veiksmažodis. Kas tai yra dažnumo prieveiksmis, aš jums jau parodžiau. Tai yra žodžiai, kurie parodo, kaip dažnai kažkas vyksta. Prasminis veiksmažodis tai yra tas pats paprasčiausias veiksmažodis, kurį mes naudojame sakinyje. Tai go, sleep, eat, stay, visit, come, play, read, write ir taip toliau. Ar ne? Tai yra patys paprasčiausi veiksmažodžiai. Pagalbiniai veiksmažodžiai tai yra do, does, did, tie žodeliai, kuriuos mes naudojam sudaryti klausimui arba neigiamam sakiniui. Bet kadangi mes čia kalbam tik apie teigiamus sakinius, tai jų bus mažiau. Taip pat pagalbiniai veiksmažodžiai yra tie žodeliai, kuriuos mes naudojam, jeigu mes norim sudaryti laiką, continuous laiką arba perfect laikus. Tai yra žodžiai am, is, are, was, were, have, has ir had. Kaip pamatysit pavyzdžiuose, bus šiek tiek aiškiau. Pažiūrėkime. Tarkim, I always cook dinner on Sundays. Aš visada gaminu pietus sekmadieniais. Matote, kad prasminis veiksmažodis, tas, kuris turi prasmę, tas, kuris yra verčiamas, cook, ir prieš jį eina dažnumo prieveiksmis always. I always cook dinner on Sundays. We sometimes play cards. Mes kartais žaidžiame kortomis. Vėlgi, pagrindinis veiksmažodis, prasminis veiksmažodis yra play ir dažnumo prieveiksmis yra sometimes. Kaip dažnai mes kažką tai darome. We sometimes play cards. She will never forget this. Ji niekada to nepamirš. Štai dabar jau turime ir pagalbinį veiksmažodį, bet pradėsim šiek tiek nuo kitos pusės. Taigi, prasminis veiksmažodis forget, pamiršti. Ji niekada to nepamirš. Dažnumo prieveiksmis never, kuris įsiterpia tarp dviejų, will ir forget. Will yra naudojamas sudaryti būsimajam laikui, jisai realiai prasmės neturi. Mes jo į lietuvių kalbą neverčiam šiuo atveju šitame sakinyje, ar ne? Mes sakom, ji niekada to nepamirš, arba jinai niekada nepamirš to, jeigu šiek tiek pažodžiui. Tai mes verčiame tik žodelį forget. Will žodis yra neverčiamas, jis yra pagalbinis veiksmažodis, todėl dažnumo žodelis never eina būtent tarp jų. Ir 2 sakiniai vieną, bet pažiūrėkime pirmą visų pirma. Anne has always lived in London. Ana visada gyveno Londone. Ne, žiūrim, turim perfect laiką, present perfect ir jis irgi yra sudaromas iš 2 dalių. Lived yra prasminis veiksmažodis, gyveno, ar ne, mes jį taip ir verčiame, gyveno, always, visada, ir has šioje vietoje jis yra neverčiamas, jisai tik parodo, koks tai yra laikas. Todėl always žodelis įsiterpia per viduriuką. Anne has always lived in London. Ir paskutinis sakinys, jis yra šiek tiek kitoks nei visi. Tom is never at home. Tomo niekada nėra namie. Žodžio būti formos, žodis būti tai yra am, is, are, was, were. Tos formos yra tokios senoviškos ir tokios ypatingos ir tokios svarbios, kad jos pačios gali būti ir pagalbinis veiksmažodis, ir prasminis veiksmažodis. Ar ne? Todėl jis
jeigu jis jau yra kaip pagalbinis veiksmažodis, tai dažnumo žodeliai eina po jo. Ar ne? Jeigu mes kalbam, kad prieš prasminį veiksmažodį, jeigu kaip pirmuose dviejose pavyzdžiuose prieš cook ir prieš play, tai jeigu mes turim is, am arba a, tai dažnumo žodelis bus po to. Tom is never at home. Okay, taigi, let's practice a little bit. Šiek tiek pasipraktikuokim ir turim sakinį my parents come to visit me sometimes. Kasgi čia yra negerai, čia yra kažkokia tai klaida. Bet lietuviškai mes visai normaliai pasakytume, mano tėvai atvažiuoja arba atvyksta manęs aplankyti manęs kartais. Kaipgi yra iš tiesų? Tikiuosi pastebėjote, kad žodis sometimes yra kažkur ne ten, kur jam reikia būti. Taigi, iš tiesų sakinys turėtų būti my parents sometimes come to visit me. Mano tėvai kartais atvyksta aplankyti manęs. Žodis sometimes jis eina prieš come to visit. Žiūrim kitą pavyzdį. We always will remember this day. Mes visada prisiminsime šitą dieną. Tikiuosi pastebėjote, kas čia yra negerai. Pagalvokite. Jeigu jums trūksta laiko, padarykite pauzę ir pagalvokite. O aš keliauju toliau ir matote, kad žodis always yra ne tenai, kuris turėtų būti. We will always remember this day. Will remember, prisiminsime. Tarinys iš dviejų dalių. Pagalbinis veiksmažodis will, prasminis veiksmažodis remember ir žodelis always įsiterpia į viduriuką. Taigi, tiek buvo apie žodžių tvarką paprastame sakinyje. Jeigu turite klausimų, galite palikti juos apačioje komentaruose. Galite susirasti Facebook mano puslapį ir tenai. Paklausti, jeigu turit kažkokių klausimų. Ir visų jūsų laukiu savo puslapyje www.rolanda.lt, kur dalinu patarimus, kaip mokytis užsienio kalbų ir kaip tai galima daryti savarankiškai. Sėkmės!